Ateik vakarė, nufilmuosim tik vieną. Kas čia? Galim pažiūrėti. Jeigu žiūrite šį vaizdo įrašą, vadinasi mes esame laisvi. Kodėl nesakėt, kad filmuojam? Mes negalime išeiti nepalikdami pėdsakų, todėl štai mūsų testamentas. Paliekame jums aikštelę, kur didžiąją mokslo metų dalį parkalausi vienas pats. Ir privilegija statytis kur nori ir kaip nori. Užžuvis? Eik, žuvis dieną. Nevalgė, neliksim. Paliekame jums sporto salę, kur buvo sukovotos didžiausios kovos tarp klasių, tarp draugų, o kartais ir tarp mūsų pačių bei kamuolio. Tai vieta, kur per mūsų pamokas turėjom daug suolelių šaipytis. Michael Jordanas, ką metu tapo. Kas čia rajone, mes čia rajone, ką šiandien veikia, gal nieka kai tada pasėdim pagliaudom, kur kieme už kampą. Jeigu nenorite sportuoti ir eiti likusias pamokas, kviečiu apsilankyti šiame kabinete. Tačiau sugalvokite gerą priežastį ir įsijausite į vaidmenį. Bet man regis, tu esi melagis. Šiandien jums parodysime vietą, kuri mums padėjo išgyventi 12 metų čia. Tikimės, kad tai padės išgyventi ir jums. Nuodėmė būtų tarp šių dalykų nepaminėti ir šios sofos. Tai vieta, kur vietą atsisėsti buvo rasti labai sunku. Ir vieta, kuri išgirdo daug mūsų istorijų. Su draugais. Paliekam jums paslaptį, kaip gauti 10 iš kiekvieno kontrolinio. Paliekame jums mokyklos paslaptį. Tai mokytojų kambarys. Nors ir esame čia buvę, niekados taip ir nesužinojome, kas buvo kalbama už šių stebuklingų durų. Paliekame jums mūsų svarbiausią mokykloje kabinetą, kuris ruošdavo mūsų kontrolinius darbus. Ir čia dirbate žmogų, kuris neleisdavo mums sušalti kas kart mums einant į lauką. Skaitykit, slėpkitės, miegokit tarp lentynų, dabar jie jūsų. Paliekame jums mūsų jaukiausią kabinetą, kuris matė mūsų džiaugsmus, ašaras ir pasiruošimą egzaminams siaubą. Kurios ore tebe vyrauja, gal šiandien žiūrim filmą Dvasia? Paliekame jums 11 be jokio nuomos mokesčio, bet su sąlyga, prižiūrėkite ją geriau nei mes. Tai jis, kuris siuntė mus į pamokas, o kartais ir į neviltį. Jis niekada nelaukė, bet labai skubėjo. Paliekame jį jums, gal su jumis susitars geriau. Prieš 12 metų, sėdėdami čia, atsisveikinome su mus į šią mokyklą atvedusiais abiturientais. Likit sveiki, juk nepamirškit mūsų. Su jumis buvo pirmokų žinios. O dabar laikas ją palikti ir mums. Tad linkime jums gyventi drąsiai, nes mokykla tik vienas juokingas jūsų gyvenimo puslapis. Kai jau prasideda, nieko nebijome, esam vaikai tėvų stačiusių pasakų rūmus ištie. Nieks juose negyvena. Ką palaukti? To nežino dar jie. Kovos tarp klasių, tarp draugų. Čia viskas tuoj grius, šeimomis svečius, būtas 3 kambarių, salionė, balkonas ir mes. Ilgai nesitęs, bet tada nežinome.